augaliniu būdu, vadinasi, omegos 3 negalim užtikrinti, gaudami iš augalų poreikio omegos 3. Kas iš augalų labai geras yra šaltinis, tai yra dumbliai. Bet jie tada turi būti kokybiški. Ne tie, kur ten saldus būna pardavinėjami ir taip toliau. Traškučiai. Taip, arba mūlių traškučiai, neužtikrinsit poreikio. Tai va, tarkim, tų pačių šaltinių irgi, pavyzdžiui, iš kur gauti, kaip minėjau, ALR šaltinis, jeigu mes valgom įtraukiam į mitybą, linų sėmenų aliejus, linų sėmenys, graikiniai riešutai. O kalbant apie DHR, EPR, tai gaunam iš ko? Aišku, mes pripratę prie lašišos, bet žinokit, kad yra laukinė lašiša ir fermo užauginta. Tai ką noriu pasakyti, tai jeigu taip skaičiukais, maždaug, aš gal pasakysiu taip grubiai, 2 mažiau yra fermo užaugintoj lašišo omega 3 negu kad, tarkim, laukinėje. Ne? Tos laukinės tikrai yra, kaip sako, misija, sunki misija jos gauta. Ne? Kas dar kokios žuvis? Pavyzdžiui, tikrai geras EPR DHR šaltinis yra skumbrė. Taip, maždaug 100 gramų iki 4,5 gramų. Taškiai visos riebios iš šaltųjų. Taip, tarkim, silkutė apie 2 gramus turi 100 gramų silkės. Ančiuviai, sardinės irgi panašiai varijuoja tarp 1-2 gramų. Ir dumbliai irgi, bet sakau, čia, žinokit, irgi reikia, neužtenka nusipirkti, kai sakė traškučių. Tai labai svarbus tas mitybos, tas mūsų racione, tie produktai, kuriuos mes turim tinkamai pasirinkti ir tada jie galbūt patenkintų poreikį. Bet paskaičiuoti yra iki 80%, manau, kad jeigu nesumeluosiu, pasaulyje žmonėms trūksta EPR DHR.